Šiandien pažiūrėsime, kuo šitos dvi kameros skiriasi. Naršant internete atrodo, kad tokios pačios kameros, abi 8 megapikselių, abi turi dual lightas, viena kainuoja 121, kita 235. Tai kuo jie skiriasi? Visų pirma, dydžiu. Taigi skiriasi, iš karto matosi, kad skiriasi dydis, bet dydėje tikrai nėra esmė. Bet vienu žodžiu, kamera turi garsinį atgrasymą. Tai yra garsiakalbį, kuris pradeda sakyti, pavyzdžiui, jūsų įrašytą kažkokį balsą ir pradeda mirksėti. Šita kamera šitos funkcijos neturi, jinai tik praneša jums į telefoną apie įsibrovimą. Kitas skirtumas tarp šitų dviejų kamerų yra tas, kad šita kamera turi AI funkcijas linijos kirtimas arba įsibrovimas į teritoriją, o šita kamera neturi. Tai ką tai reiškia? Tai su šita kamera jūs galite užsibrėžti liniją ir kai bus jinai kertama žmogaus arba mašinos, jūs gausite pranešimą arba apsibrėžti teritoriją, kur jeigu žmogus arba mašina patenka į tą teritoriją arba iš jos išeina, jūs irgi taip pat gausite pranešimą. Na ir paskutiniai dalykai, ką reikėtų atkreipti dėmesio, tai yra SMD Smart Motion Detection 4.0 yra pas 3849 kamera ir SMD Plus yra pas 2849. Tai Smart Motion Detection šitoje kameroje yra daug geresnis ir tiksliau aptinka žmogų arba mašiną. Kitas dalykas, kas yra labai svarbu, sensorius. Tai čia matote, kad yra sensorius 1 iš 27, o čia yra sensorius 1 iš 1.8. Šitas sensorius yra daug didesnis, dėl to vaizdas naktį yra daug geresnis. Surinkam 100 laiko ant šito video ir aš padarysiu šitų kamerų testus. Iki pasimatymo.